aš tau užduosiu porą klausimų. Taigi, pirmasis klausimas. Kaip manai, kas yra draugas? Tai draugas, galbūt tas žmogus, kuriuo tu galėtum pasitikėti. Čia toks nėra labai tokio didelio apibrėžimo, nes, draugas, tai čia viskas ten žodės sutelpa. Ta prasme, tu gali ir su juo, viską tiesiog ir nuveikti. Tai draugas tai yra tas žmogus, galbūt, kuriuo tu pasitikė, su kuriuo tu gera. Kokiu būdu žinote susibendrauti, susidraugauti? Bent jau, taip, kai mažesnė būdavau, tai prieidavau, sakydavau labas. Dabar tai nežinau, taip šiaip, gal irgi labas tiesiog pasakai, bet, tiesiog pamatai tą žmogų, tai gal susibendraukim kažkas tokio vis tiek. Taip, o ką galima veikti su draugu? Daug. Ne, tai ką žinau, tai viską galima, tai gali nueiti kažkur su juo, gali jam kokią paslaugą padaryti, šiaip galima viską pasigalvoti. Draugas, tai draugas. O kodėl reikia branginti tą tikrą draugystę? Kad ir neliktum vienas, bet ir kad tu neskaudintum kito ir kad pats neliktum įskaudintas, nes tarkim, tu nebranginsi tos draugystės, bet po kelių metų vis tiek tu suprasi, kad, geras tas buvo draugas, tikrai vis tiek, tai taip, kad galėtum būti su juo. Kaip manote, kas yra draugas? Draugas tai tas žmogus, su kuriuo gali ne kiek daug veikti, bet gali būti. Iš ko galima atpažinti gerą ir tikrą draugą? Draugą gali atpažinti įvairiose nesėkmėse, sunkimuose, išbandymuose. Tada yra patikrinama, išbandoma ir įrodoma draugystė. Gal žinote, kokių būdų, kaip galima susidraugauti, susirasti tokį draugą? Ko gero taip, būdo tokio gal ir net ir nėra. Tai vyksta savaime. Iš pradžių pasirenkame pagal tam tikras savybės, paskui pradeda jungti kažkokią pomėgį, bendri tikslai. Gera būti drauge. Dirbtinai ko gero ant draugo padaryti draugu neįmanoma. O ką galima nuveikti su tuo tikru draugu? Daug. Su tikru draugu galima kalbėtis, galima tylėti, galima širdimis kalbėti, galima keliauti, galima darbus dirbti, patarnauti vienas kitam, atjausti, priglausti, paglostyti. Tikras draugas tai yra tikras draugas. Ir tu būni šalia. Klausimas būtų, kaip manote, kas yra draugas? Pirmiausiai draugas tai artima siela, tas žmogus, su kuriuo gali būti ir džiaugsme, ir varge. O tada iš ko galima atpažinti tą gerą ir tikrą draugą? O labai daug požymių. Tikras draugas niekada neslėps nemalonių dalykų. Su juo galėsi kalbėti ir apie tai, kas nemalonu. Su geru draugu galima būti ir visada bus laiko maža. Geras draugas visada bus pirmas bėdoj. Geras draugas bus džiaugsme ir tada džiaugsmo bus dvigubai. O jeigu varge, tada vargo dvigubai mažiau. O tada gal žinote, kokiu būdu susidraugauti, susibendrauti? Nieko specialiai nebūna. Draugais tampama tiesiog netyčia. Reikėtų atsiminti Mažąjį princą. Lapė ir mažasis princas susidraugavo. Ir lapė kiekvieną kartą ateidavo ir vis arčiau atsisėsdavo. Ir sako mažajam princui, aš ilgėsiuos tavęs. O tada, kai jau ateis susitikimo metas, tada mano širdis ims plakti. Taigi, vėliau net tada, kai nebėra draugo, kažkas primena draugą. Ir
mažajam princui lapę primena javų laukai. O tada ką galima veikti su draugu? Visiškai viską. Pavyzdžiui, aš turiu draugę, su kuria bendrauju 40 metų, mes kartu sportuojame, mes einame į įvairius renginius, mes dalinamės receptais, mes skanaujame naujus pyragus ir apskritai viską. O tada kodėl reikia branginti tą tikrą draugystę? Todėl, kad į Dievo dovana. Laimingas ir turi tikrą draugą. Ir labai labai gaila tų žmonių, kurie neprisileidžia kitų arba praranda draugą. Net jeigu ir prarandi, reikia vėl užmegzti ryšius. Tai yra Dievo dovana. O kaip galima atpažinti tą gerą ir tikrą draugą? Kaip patarlė yra tikrą draugą nelaimė pažinsi. Jo, čia kaip tik atitinka šitą. Gal žinote kokių būdų, kaip galima susidraugauti? Nu, tai visų pirma reikia būti draugiškam. Bendrauti daug. Jo. Dabar kaip populiaru Facebookas. Facebook. Nu, tiesiog reikia būti savimi, o ne apsigaudinėti ir apgaudinėti kitus. Ką galima veikti su draugu? Pradedant nuo knygų skaitimo, baigiant nakvynę vienas pas kitą. Jo, kažkas panašaus. Su draugu galima įvairiai ką veikti. Su geriausiu draugu gali viską veikti. Su draugu tik tai kažkiek žinia. Panas. Tai jau, pasakė. Ir paskutinis klausimas, kodėl reikia branginti draugystę? Nes galbūt... Nu, tai yra labai svarbus dalykas, nes jeigu tu neturėsi to žmogaus, to artimo, tada bus sunku, nebus kas paguos, neturėsi nei kam išsipasakoti, todėl tai reikia labai branginti draugus. Draugas yra žmogus, su kuriuo mane vienija bendra idėja, kuriam aš galiu papasakoti bet ką, kuris mane supras, kurį aš suprasiu, kuris yra man brangus ir man tiesiog rūpi jo ateitis, jo laimė. Tiesiog. O kokių būdų tada žinote susidraugauti? Tai tiesiog galbūt tai neturėtų būti būdas, pats turėtum pajusti, kur yra tavo žmogus ir tai nėra kažkoksai suplanuotas procesas ar kažkas tokio, tai tiesiog ateina savaime. Tai negali, jeigu suplanuoji draugystę, tai čia jau būtų tiesiog toksai fikcinis ir savęs apgaudinėjimas ir kito žmogaus apgaudinėjimas. O iš ko galima atpažinti gerą draugą? Gerą draugą galima atpažinti šiokiu. O ką galima tada veikti su draugu? Čia įdomus klausimas. Jeigu geras ir tikras draugas, tai su juo gali veikti bet ką, kam jūs abu neprieštaraujate. Tada paskutinis klausimas. Kodėl reikia branginti draugystę? Todėl, kad tu nesi... Tu žinai, kad tau yra svarbus žmogus ir tu negali būti vien egoistas šiuo atveju, kad tik tai tau jo reikia, bet ir jam tavęs reikia, tai dėl to tu turi